Sveiki, dirbtinio intelekto entuziastai. Taigi, ChatGPT visiškai nesenai išleido visiškai tokį netikėtiną atnaujinimą. Niekas nesitikėjo ir net negalvoja, kad, tai gali būti patogu. Ir iš tikrųjų, kai išleido, mano pirmoji mintis buvo, o kur aš tai panaudosiu. Taigi, šį naują atnaujinimą galite rasti štai čia, tai yra GPT-4o with schedule tasks. Ką tai reiškia? Kad dabar su ChatGPT galite suplanuoti, kada pateiksite užklausas. Tai pademonstruosiu, kaip tai veikia. Reiškia, jūs iš anksto pasirašote užklausas, kurias norite, kad ChatGPT įvykdytų kažkokiu tai momentu. Ir kaip pavyzdys, kadangi aš skaitau daug naujienų apie dirbtinį intelektą, apie technologijas ir panašiai, štai pasirašiau, siūsk man naujausias AI naujienas ryte 8 val. Ir štai užklausiu ir žiūrėkim, ką ChatGPT atsakys. Kai matom, yra pusiau lietuviškai, pusiau angliškai, pas mane tiek naršyklė, tiek kompiuterio nustatymai yra anglų kalba, bet jeigu pas jūs būtų lietuvių kalba, tai visą tai rodytų lietuviškai. Ir kaip matot, ChatGPT sutinka, gerai, siūsiu naujienas 8 val. Ryte. Ir štai čia galime jungti vadinamus notifications, around the site. Reiškia, ChatGPT mums galės siūsti atnaujinimus kiekvieną dieną 8 ryte. Ir jeigu užeisim ant edit, štai galim pasižiūrėti pavadinimą būtent šios užklausas, šio vadinamo note ar schedule tasks. Ir štai čia yra instrukcija. Ir toliau mes galim pasirinkti, ar tai daryti kiekvieną dieną, ar daryti kiekvieną savaitę. Jeigu pasirinksim kiekvieną savaitę, galim pasirinkti, kurią dieną tai daryti. Tarkim, antradienį, trečiadienį arba skaitom, tarkim, tik tai penktadienį, kaip pavyzdys, ir pasirenkam kokiu laiku. Tarkim, man aktualu kasdien, Tai štai čia dar žinoma galima pastobinti, kad, atsiųsk 5 karščiausias AI naujienas ir aš atrinksiu man įdomiausią naujieną, aš ją perskaitysiu, išversiu ir, pateiksiu į pono Obolio web puslapį ir Facebook, Ir kai kuriomis naujienomis remintis, aš tiesiog darau video, Kaip, tarkim, išėjo šie schedule tasks, aš paskaičiau apie tai naujieną, išbandžiau, pradžioje nesupratau, kam to reikia, vėliau supratau, kam to reikia, nusprendžiau nufilmuoti trumpą video, kad pasidalinčiau tuo, kaip tai naudoju aš. Taigi tai yra pats pirmasis būdas, kaip aš tai panaudoju, man nereikės ieškoti naujienų, aš užsisakau ChatGPT, kad jisai paleistų būtent šią užklausą kiekvieną rytą 8 val. Ryte ir aš užėjęs gaunu pranešimą, jeigu naršyklė bus įjungta, arba tiesiog užėjęs į schedule tasks, po 8 val. Ryto aš matau pateiktas 5 naujienas, jeigu aš tai užsakysiu, dabar tiesiog pateiks dalį tų naujienų, Jeigu mums nebereikia, mes čia galim paprastai susistabdyti, vėl grįžti, arba galim visai ištrinti, jeigu persigalvojam, Tai matot, žinutės nebeliko. Kaip pavyzdys, kaip tai veikia, štai įrašysiu užklausą, siūsk man orų prognozę už 1 minutės. Taigi mes palauksim 1 minutę, kaip matot, dabar yra 18:24, tai 18:25 arba 6:25 po pietų man atsiųs orų prognozę. Taigi neuždarysiu šio lango, pasižiūrėsiu ir parodysiu jums, kaip veikia šis funkcionalumas. 1 minute later. Taigi specialiai pralaukiau 1 minutę ir štai už minutės gavau šiandienos ir ateinančių 7 dienų orų prognozę. Ir, štai taip veikia paprastai funkcionalumas. Vėl, kaip prieš tai rodžiau, mes labai lengvai galim koreguoti, ar šiuo atveju galim ištrinti ir panašiai. Šias žinutės, gerai, su šio funkcionalumu aišku, galim pakoreguoti, kad tai būtų labiau kompleksiška. Štai rašiau, kad kasdien 8 val. Ryto ir 17 val. Vakaro siūstų man svarbiausias AI naujienas. Ir pažiūrėkim, kaip atrodo tokia užduotis ChatGPT. Ir štai, kaip matom, padaro taip. Atrodo labai panašiai, kaip buvo prieš tai, tik tai dabar, sudėlioja dienas. Tai yra, tarkim, 17, tai 8 val. Ryto ir 5 val. Vakaro. Vėl 8 val. Ryto, 5 val. Vakaro, taip toliau ir taip toliau. Ir kaip matot, čia prikuria tų užduočių begalybė. Man to nereikia, todėl šiam momentui aš tai tiesiog ištrinsiu. Jeigu mums rūpi sveikata, žinom,
kad reikia gerti daug vandens ir galim įsirašyti štai tokią užklausą, kad primink man išgerti vandens kas 2 valandas nuo 9 ryto iki 17 valandas vakaro. Štai vėl pasispaudžiam, lygiai tokia pat užklausa ir kaip matom čia, sudarė intervalą. Tai bus 9, 11, 1, 3 ir 5 valandą vakaro. Lygiai tą patį, ką mes ir norėjom. Matot, kad tai yra ypatingai lengva valdyti ir ypatingai lengva pateikti užklausas ir, gauti pranešimus, ar ne? Su paprastais pranešimais viskas gerai, bet aš sugalvojau dar bent keletą būdų, kur ChatGPT Notes galima išnaudoti ženkliai geriau. Štai vėl įsijungsiu ChatGPT Tasks ir užklausiu, kas 3 mėnesius patikrink geriausią krosnies filtrų kainą ir jei rasi gerą pasiūlymą, užsakyk man į namus. Būtų šaunu, ar ne, jeigu mums, tarkim, reikia krosnies filtro, ar mes, tarkim, ieškom kažkokios būtinės technikos, gerų akcijų, norim nusipirkti naują viryklę, ar naują siurblį, ar šaldytuvą, ar ne. Ir ChatGPT, kadangi jis gali ieškoti internete, nuolatos ieško, tarkim, kas 3 mėnesius vis pasižiūri, praskanuoja geriausias kainas ir mum tai pateikia. Kaip matot, vėl sudėlioja, kad tai bus balandžio mėnuo, liepos mėnuo, spalio mėnuo ir taip toliau, ir taip toliau. Tiesa, yra vienas momentas, ChatGPT kol kas užsakyti dar negali. Tačiau aš skaičiau labai įdomią naujieną, tai buvo tweetas iš Sam Altman, iš generalinio OpenAI direktoriaus, kuris pažadėjo, kad 2025 metai, tai yra šie metai, bus AI agentų era. Tai yra iš dalies agentas, kuris atlieka tam tikrus darbus už mus. Kaip pavyzdys, štai labai gerą pavyzdį pateikiau, ar ne, kad ieškok mum reikalingo daikto, tikrink kainas ir jeigu tos kainos mus tenkina, mes jas galėsim užsakyti. Tiesiog, kaip ir minėjau, šio funkcionalumo, kad reikės užsakyti, ChatGPT dar neturi, tačiau gali patikrinti ir mes vis galim grįžti kas kiek laiko ir pasižiūrėti, kokios yra kainos ir, dėja, kol kas turėsim tai padaryti patys, turiu omeny, kad nusipirkti produktą turėsim patys. Taigi, tokia būtų Samo Altmano ir, ko gero, mūsų visų vizija, kad, tai būtų įmanoma artimiausia ateityje. Štai, berašydamas video dar sugalvojau naują užklausą, kuris skamba taip, kas vakarą 9 val. Kurk vaikam pasaką su drakonais ir nupiešk atitinkamą paveikslėlį. Šaunu, ar ne? Mums nereikia skaityti tų pačių pasakų iš knygučių, ar ne? Ar žiūrėti tos pačius paveikslėlius su vaikais. Mes ChatGPT pagalba ir Taskų pagalba turim tokią galimybę, kad žinosim, kad vaikai eina kiekvieną vakarą 9 vakaro miegot ir mes atsiverčiam, tarkim, savo telefone ir ten jau yra sugeneruota, sukurta pasaka su paveikslėliais, kuriuos mes galėsim pasižiūrėti. Ir kuom tai yra geriau, nes, įsivaizduokite, jeigu jau vaikai eina miegoti, mes pradedam su ChatGPT žaistis ir prašyti pasakų, prašyti paveikslėlių ir panašiai. Tai užtrunka laiko ir panašiai, vaikai praras dėmesį, o čia mes tiesiog atsiverčiam ir jau turim, nes ChatGPT už mus jau tai padarė, mums telieka perskaityti šią pasaką vaikam ir, kartu pasižiūrėti paveikslėlių. Šaunu, ar ne? Kas būtų dar šauniau, kadangi ChatGPT gali šnekėti, tiesa, su taskais to padaryti dar negalima, bet ateityje aš įsivaizduoju, kad galėsim ne tik pasirašyti pasaką, kaip štai pateikiau užklausą čia, kad sukurtų pasaką su drakonais ir paveikslėliais, bet jie galėtų dar ir įgarsinti, ar ne? Tai, mes galėsim ir skaityti, tuo pačiu klausyti arba vien klausyti, žiūrėdami paveikslėlius. Ir aš net nebejoju, kad šis funkcionalumas atsiras ateityje. Jo, šiandien dar nėra, bet, tai yra tokia mano vizija ir, ko gero, būtų labai šaunus šio funkcionalumo panaudojimas. Dar vienas įdomus panaudojimas, kaip galim panaudoti ChatGPT with Tasks, tai jeigu mes sportuojam ir, tarkim, mes nenorim rutinos, mes nenorim tas pačios sporto programos kiekvieną dieną, mes galime pateikti štai tokią užklausą ChatGPT. Kiekvieną dieną 18 val. Siųsk man naują treniruotės planą, kuriame būtų stacionarus dviratis ir svarmenų pratimai. Argi tai nešaunu? Mes nežinom, ko laukti, mes ateinam į sporto salę, atsidarom savo telefoną, o ten yra mums visiškai nauja programa, kurią darysime šiandien, tuo pačiu, ir treniruosimės su dviračiu. Šią užklausą galim modifikuoti kaip tik tai norim, mes galim dienos metu, būdami darbe, sugalvoti, kad mes šiandien norim treniruoti kojas. Mes tai įsivedam, kad, vakare, tarkim, aš planuoju 6:30 eiti į sporto salę ir man padaryk programą kojam, kurios nebuvo padaręs prieš tai, nes ChatGPT turi
atminties funkciją, jisai peržiūrės, kokias programas buvo padarytas prieš tai ir, jums duos visiškai naują programą, taip paįvairindamas rutiną, ar ne? Tai aš manau šaunu. Ką manot jūs, galite parašyti komentaruose ir ar jūs naudojate šį funkcionalumą, gal jau naudojate, gal atradote dar kažkokių įdomesnių panaudojimo būdų. O dabar, jeigu norim peržiūrėti visas sukurtas užduotis, kurias susikūrėm ChatGPT, štai galim užeiti ant savo logotipo ir pasižiūrėti tasks. Taigi, kai matom, čia yra surašytos visos užduotis, apačioj matom, kurios yra įvykdytos. Tas momentas, kai prašėm, kad pateiktų orus iš 1 minutės, štai jinai yra įvykdyta. O štai čia viršui, kad gerti vandenį, kaip matom, mes gausim rytoj 9 vakaro. Šį įsitrinsiu, toj paaiškinsiu, kodėl išsitrinu. Ir tikrinti kainas ar ne filtrų irgi dabar įsitrinu. Trumpas paaiškinimas, kodėl. Deja, kol kas ChatGPT mums negali siųsti pranešimų. Jeigu šis puslapis sudarytas, viskas yra gerai, pranešimus mes gausime, tačiau labai tikėtina, kad ateityje šie pranešimai pasieks mūsų telefone. Bus atnaujinta ChatGPT programėlė esanti telefone, esanti kompiuteriuose ir taip mes nepamiršime užduočių, kurias esame suplanavę, ar ne? Nereikės laikyti atidaryto naršyklės lango tam, kad gautume pranešimus. Tikiu, kad OpenAI nepleis šio funkcionalumo, jį tobulins ir, greitai tai taps neatsiejama mūsų kasdienės rutinos dalimi. Gebėjimas labai lengvai pasirašyti, ką mes norime, galbūt netgi rašyti balsu ar ne žinutę, greitai prabėgom, kad ir su tom pačiom, sporto programom ar pasakom vaikam, ar tai, ką mums reikia nupirkti ir panašiai. Panaudojimas yra ko neribotas, turiu omeny, kai, išeis visi atnaujinimai ir panašiai. Tai yra puikus pavyzdys dirbtinio intelekto agento, kuris dirba mum. Būtinai palikite komentarą apačioje, labai įdomu sužinoti, ar jūs tai naudosite, galbūt naudojate, galbūt sugalvojate dar kažkokių būdų, kaip ir kur tai būtų galima panaudoti. O šiam video buvo tiek. Nepamirškite paspausti nykščių, užsiprenumeruoti, pasidalinti su draugais ir iki sekančių video. Ate!